Tuoj pasižiūrėsi, aš pargalgi, aš ten labai 3 žodžiais buvau parašęs, man atrodo. Ai, nežinau, Aš pagal kaip pabėgu. Tai mes esame telefonų daktarai. Irgi turim skalpelį, irgi turim pincetą, bet tik pas mus kraujo nėra. Esu vyresnysis elektronikos inžinierius. Padedu žmonėm sutvarkyti jų mėgstamiausią daiktą, kaip sakoma, apie kuriuo žmogus dabar negali nei komunikuoti ir nieko nedaryti. Pasiklystu miške, tai nerasti šiaip. Meistras pasiima telefoniuką, jį apžiūri, įvertina, nustatomas gedimas ir keičiamos dalis, jeigu jas būtina keisti. Supakuojamas ir išsiunčiamas atgal klientui. Ateini į darbą ir žinai, kad pas tave krūva telefonų, krūva žmonių, kurie laukia ir norisi kiekvienam padėti, kuo skubiau padaryti. Tai šiuo metu aptarnaujame modemus, taip pat laikrodžiai, ausinės. Jis buvo mano mokytojas nuo pačių pradžių, kai tik atėjau, tai aš visada kreipiausi tik pas jį. Sensėjus. Bet jam patinka, kada žmogus tampa savarankiškas. Priimtas sprendimas savarankiškai veda iki tobulumo. Mes viens kitą suprantam, aš jam padedu, jis man ir mes kažkaip dirbam greitai ir sklandžiai. Aleksėjas mūsų psichologas. Aš paskui visus paklausiu, kaip reikalai arba kas, tai gal kitiems irgi tai patinka ir visada ateina tik pas mane. Paskaitytų kokį nors manualą gal ir padarytų, nes jeigu jis taip kruopščiai ten sutvarko, pavyzdžiui, plokštės pagrindinis gali perlitot arba dar kažką, tai mano kokį nors organą irgi prilitotų. Galim ir prilituoti. Kolektyvas esam visi šmaikštus, stengiamės juokauti. Būna kolegams pakeičiam wallpaperius, kurių negalima keisti gal. Kokį nors Barbie uždedi ir sako, kaip čia dirbti. Ir jis ten stengiasi kažką nori pakeisti, jam neišeina, bando kažkur skambinti, nieks negali padėti. Bendrauti. Lidu išmokė mane tik bendrauti, nes be bendravimo nieko turbūt ir nepasiekčiau. Ir tada su tuo bendravimu atsiranda ir atsakingumas. Tai kaip ir viens nuo kito priklausom. Aš tai vertinu atsakingumą. Ir kai žmogus, pavyzdžiui, negali kažko padaryti arba nespėja ir kitais tau praneša. Tai... Patikimumas ir kokybė. Turime patikimai ir kokybiškai atlikti savo darbus. Manau, koks nors Lionelis Messi ir Andrei Iniesta, nes jie tokie žmonės, kurie krapštosi. Mes visus apmokinsim, visi galės dirbti, be problemų. Visi naujokai atėję gauna iššūkį, nes turi įsisavinti daug informacijos. Imkite iniciatyvos ir savarankiškumą, nebijokit padaryti klaidų.